Sveiki lietuviško kino cinefilai. Kreipiuosi jūs kaip į cinefilus, nes manau, kad šitas naujas lietuviškas žodis labai teisingai apibūdina. Cinefilai yra tie, kas myli kiną. O jūs tikiuosi mylit lietuvišką kiną, nes žiūrit šitą video. Ačiū, kad užsiregistravot ir, kaip suprantu, esat nusiteikę mums padėti. Padėti nusifilmuojant masinėse scenose. Mes negalim sau leisti užsakyti, pasamdyti žmonių, nes Lietuvoje su lietuviškais biudžetais, kad ir kaip būtų gaila, yra labai sunku, bet tikimės, kad pavyks padaryti tai su savanorystės pagalba, su jūsų pagalba. Mes tikimės, kad pavyks nufilmuoti grandiozinės masinės scenas, kuriuose dalyvauja keli šimtai žmonių ir kad tai įeis į Lietuvos istoriją. Dar nebuvo kurtas lietuviškas filmas su žmonėmis, kurie filmuojasi iš idėjos. Šita patriotinė gaida mūsų filme Emilija yra brangi tiek man, tiek Lietuvos istorijai. Mes norim nufilmuoti, atkurti Lietuvos istorijos kadrus, kaip mato šitoj nuotraukoj, kai po Romo Kalantos susideginimo Kaune į gatves pasipylė manifestacijos. Mes norime nufilmuoti jūsų pagalbą šitas masinės eitynės. Filmuosim Kaune Liepos 26-27 dienomis ir mums ten reikia labai daug žmonių. Tikimės, kad jūs ten ateisit ir mes susitiksim ir susimojuosim. Aš būsiu labai ryškiai apsirengęs, kad mane matytumėt. Mes norime Kaune surinkti 300 žmonių. Tikimės, kad pavyks tai padaryti su savanoriais. Taip pat pamatysit ir tokią sceną. Aktoriai bučiuosis ir mums reikia, kad jie būtų minioje. Negalit Kaune, mums reikia ir Vilniui. Liepos 16 dieną teatro salėje mums reikia prisodinti pilną salę žmonių ir tikimės, kad jūs ten būsit. Galbūt net galėsit apsirengti savo tėvelių ar savo paties rūbais iš 80-mečio. Atrodysit įdomiai, sudalyvausit, padėsit. Nebus lengva, reiks labai daug kantrybės, bet žinau, kad patirsit nuotykį, garantuoju. O svarbiausia, kad eisit į Lietuvos kino istoriją ir kad galėsite po mažiau nei 2 metų ateiti į kino teatrą, atsisėsti ir pasižiūrėti, kokiam patriotiniam filme jūsų dalyvavot, kokiam vaidybiniam filme palikot savo pėdsaką ir esate įrašyti filmo kreditus. Ačiū, kad jūs esat. Laukiam jūsų filmavimo aikštelėje, o kad jums būtų svarbiau atsinešti rūbelius, o ne sumuštinius, tai noriu garantuoti, kad kavos ir pietus mes jums suorganizuosim. Taigi pasirauskit spintos ir susitinkam filmavime. Ačiū, pagarbiai jūsų, filmo režisierius Donatas Ulvydas.